Šiame video jums parodysiu, kaip tradinti meme coins per Solanos blockchainą. Kitaip tariant, naujai išleistas kriptovaliutas. Turbūt esate girdėję, kaip Donaldas Trumpas išleido savo kriptovaliutą, į savo oficialų Twitter accountą paskelbė jos adresą ir žinoma žmonės, kurie atsidarė pozicijas būtent tuo metu, kai ji buvo išleista, pasidarė labai daug pinigų. Taigi pirmas dalykas, ką jums reikės padaryti, tai susikurti Phantom Solanos kriptovaletą, parsisiųsti, išsisaugoti savo saugumo prisijungimo frazes ir per kelias minutės jūs jau galėsite naudotis šių valetą. Sekantis dalykas, turite nueiti į centralizuotą keityklą, tokią kaip Coinbase ar Binance ar Bybit ar bet kokią kitą, nusipirkti ten Solanos ir persiųsti ją į savo Phantom valetą. Toliau jūs turite sujungti savo Phantom valetą su Axiom Pro, tai yra platforma, kurią naudoju aš. Ir tiesą sakant, naudoja visi traderiai šiuo metu, mokesčiai yra maži, yra visos reikalingos funkcijos tradinimui ir dar į daugiau įvairių priedų. Prikonektinus savo Phantom valetą galite persivesti savo Solaną iš Phantom į Axiom Pro ir jau jūs galėsite tradinti. Šis procesas užtrunka kelias sekundės, viskas vyksta labai greitai, Solanos blockchainas yra itin greitas. Kai matysite savo pinigus čia, paspaudus deposit mygtuką, jūs jau galėsite pirkti ir parduoti meme coinsus. Viršuje matote daug įvairių puslapių. Discover puslapis yra, kaip sakant, apžiūros puslapis. Čia galite matyti populiarias kriptovaliutas, galite matyti naujas kriptovaliutas, galite matyti Dex Screener, galite matyti Pump Live, kas yra live streamai susijęti su kriptovaliutom. Žmonės įvairiais kūrybiškais būdais stengiasi pakelti savo meme coinso kainą. Dauguma šių streamų yra skemai, kaip ir dauguma meme coinsų. 99% naujai išleistų meme coinsų yra raginami ir jie tiesiog eina iki nulio. Galima sakyti, jie yra tiesiog skemai. Taigi būkite labai atsargus su šią platformą. Nuėjus į Pulse, jūs matysite visus naujus meme coinsus. Kairėje matote, kas kelias sekundės išeina naujas meme coinsas. Čia galite matyti, ar meme coinsas yra sulinkintas su kažkokiu tai linku, su Twitteriu, gali būti YouTube ar panašiai, gali būti meme coinso websaitas. Matysite, kiek žmonių jau laiko šį meme coinsą ir taip toliau. Šone matysite market capą, volume. Paspaudus čia galėsite nustatyti filtrus, pagal kuriuos jums išmes arba paslėps kai kuriuos meme coinsus. Galite nustatyti savo mokesčius, kiek norite mokėti slippage, kiek norite mokėti priority, bribe ir taip toliau. Viduryje matysite meme coinsus, kurie jau pasiekė tam tikrą sumą ir ruošiasi migruoti į Raydium. Kas yra Raydium, galite paskaityti atskirai, šiame video nesiplėsiu. Apačioje matote sumą, kurią meme coinsas turi pasiekti, kol jis migruos į Raydium. Dešinėje matote jau migravusias kriptovaliutas. Paspaudus ant kriptovaliutos galite atsidaryti, pamatyti, kaip keičiasi jos kaina. Apačioje matote volume ir viskas yra labai panašiai kaip su bet kuria kito kriptovaliuta, akcija ar panašiai su chartais. Manau, esate susipažinę. Jei nesate susipažinę, taip pat galite pažiūrėti mano praeitą video apie Hyperliquid. Ten daugiau šnekėjau apie chartus ir kaip jie veikia. Dešinėje galite pirkti ir parduoti kriptovaliutas. Čia nusistatote sumas, už kurią norite pirkti. Pasirinkate sell, taip pat pasirinkate savo sumą ir galite pirkti ir parduoti kriptovaliutą. Toliau, kas yra labai svarbu, ir kol nebuvo Axiom Pro, žmonės ką darydavo, tai jie susikurdavo Twitter botus, kad per savo Discordą matytų visus naujus Twitterio notificationus, kadangi meme coinsai yra tradinami ant naujienų. Tarkime, Donald Trumpas, kaip minėjau, išleido savo kriptovaliutą Twitter'e, taigi visi, kas turėjo Twitter botus, jie tą pačią sekundę gavo notificationą ir galėjo staigiai nusipirkti tą meme coinsą. Ką padarė Axiom Pro, tai jie integravo Twitterį į savo platformą. Kaip matote, paspaudus trackers, aš turiu labai daug Twitter accountų, kurie yra parinkti Axiom Pro ir aš gaunu kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę gaunu naujus notificationus iš Twitterio, pagal ką ir tai galima naudoti savo tradingui. Tarkim, čia Elon Muskas papostintų, kad jis nusipirko kokį nors šunį, parašytų jo vardą, kažkas sukurtų meme coinsą su tuo šuns vardu, nuotrauką ir panašiai, ir jūs galėtumėt iš karto ją nusipirkti. Paspaudus Customize Fees galėsite keisti Twitter accountus, kurie yra sekami, galėsite pridėti naujus, savo mėgstamus ir panašiai. Jei žinote kokią asmenybę susijusią su kriptovaliutom ir tikitės, kad jis gali ar jie gali išleisti meme coinsą, galite prisidėti čia savo X handle ir jūs gausite notification iš tos žmogaus. Sekantis dalykas, kas yra labai geras, ką siūlo Axiom Pro, tai walletų trackinimą. Jeigu žinote kokius nors gerus traderius, galite nukopijuoti jų adresus, paspausti čia
pridėti jų adresą, užvadinti kaip norite. Ir bet kada, kai jie pirks ar parduos meme coinsą, jūs gausite notificationą ir galėsite copy tradinti ar tiesiog stebėti, kaip jiems sekasi. Toliau, Axiom taip pat turi perpetuals kaip ir Hyperliquid, tačiau nepatariu naudoti dėl to, kad šiam dalykui Hyperliquid yra žymiai geriau, taigi tiesiog praleisiu šią skiltį. Taip pat galite steikinti savo Solana, aš asmeniškai šios funkcijos nenaudojau. Taip pat galėsite matyti savo portfelį, rewardus, kas yra labai nice, dėl to, kad Axiom Pro jums už tradinimą grąžina kažkiek Solanos, taigi jei jūs uždirbate pinigų į pliusą, jums Axiom Pro dar sumoka už tai, kad jūs naudojate šią platformą ir tradinate būtent per ją. Čia paspaudus link Solana, aš į savo akauntą atgaunu šiek tiek Solanos. Kuo daugiau jūs tradinsite, tuo daugiau Solanos atgausite. Ir tai yra viskas, iš tikrųjų, jei kils kažkokių klausimų, galite man parašyti. Galbūt padarysiu naują detalesnį video, jeigu bus susidomėjimas šią platformą. Taip pat galiu parodyti, ką aš nesenai nusipirkau. Tai yra šį meme coinsą. Kaip matote, jis prilietė mano supportą, taigi aš nusprendžiau jį nusipirkti. Nusipirkau jį, nežinau, prieš 30 minučių ir man jis jau pakilo 44%. Taigi čia viskas vyksta labai greitai. Galite labai greitai prarasti savo pinigus arba jų uždirbti. Turite būti itin atsakingi su šią platformą, turite žinoti, ką darote ir žinoma, nepatariu pirkti ar parduoti nei vienos kriptovaliutos. Jūs turite pasidaryti savo pačių researchą ir nuspręsti, ar jūs norite laikyti ar ne. Taip pat Axiom Pro gali bet kurią dieną užlūžti, gali kažkas atsitikti, gali būti nuhakinta. Taigi patariu visada išsiimti savo pinigus iš čia. Jei jūs norite nusipirkti kokią nors kriptovaliutą, galite įsidėti pinigus, nusiperkate ir persivedate tą kriptovaliutą į savo walletą. Taip pat su visa likusia Solana. Patariu nelaikyti Solanos šiame puslapyje dėl to, kad jūs niekada nežinote, kas gali įvykti. Phantom yra tikrai saugus walletas ir laikyti pinigus ten yra saugiausia. Šiame video tiek, pakomentuokite, jei norite, jei kažką svarbaus praleidau, ar norite išgirsti daugiau. Ir ačiū, kad žiūrite.